Labas mylima, kviečiu tave dėmesiu sugrįžti į save, į savo kūną. Tau nereikia atitraukti dėmesio nuo išorės dalykų. Gali būti su vaiku, gali būti dalykuose, kuriuos darai. Tai dalykai netrukdantis vieni kitiems. Mes visada galim rinktis būti su savimi ir tuo pačiu su kitais. Žinoma, tas laikas, kai gali skirti tik savo, yra neįkainojamas. Tik motinystė ne visada prieinamas. Bet kurią akimirką dėmesį gali susigrąžinti savo, į kūną, į pojūčius, į tai, kaip dabar jautiesi, kaip dabar esi. Ir šiandien vėl, kaip kiekvieną pirmadienį, ištrauksiu mamų kortą iš rinkinio šviesos kortelės mamoms. Kuri atneša nuostabią žinutę. Nepersistenk. Kartais tikrai per aukštai iškeliu reikalavimų kartelę savo, vaikams, vyrui. Atsipalaiduoju ir kartelę nuleidžiu nors dienai. Šiandien renkuosi mažiau, ko nenoriu, ir daugiau, ko norisi. Juk kai esu džiaugsminga ir laiminga, laimi visi. Turbūt ši žinutė viena dažniausių, kurias mes pamirštam. Mes taip norim viską padaryti, visur suspėti, visus reikalus sutvarkyti, visais pasirūpinti ir dar skirti laiko savo. Bet motinystėje tai tiesiog neįmanoma. Tu tampi super herojumi ne tada, kai viską spėji, o tada, kai atsipalaiduoji, kai leidi savo pasimėgauti. Net mažytę smulkmeną, net jei tai gabalėlis šokolado. Visada svarbiausia, kaip tu tą darai. Ir tikrai nesvarbu neplautos grindys ir nevalytos dulkės. Jei renkiesi tai, kas šią akimirką prašosi labiau, kur jauti energijos tėkmę, kur jauti lengvumą darant. Ir jei seksi šio impulso, gali nustebti, kiek daug gali padaryti. Ir to, ko neplanavai, ir to, ką atidėliojai, ir tai, kam nebuvo jokių galimybių ar laiko. Tik norint sekti savo vidinį impulsą, savo vidinę navigaciją, tu turi likti kūne. Neužsigalvoti apie visus dienos reikalus, o kūnu patirti,
kaip visi tie reikalai jaučiasi. Kaip jaučiasi būti su vaiku, kaip jaučiasi gaminti maistą, kaip jaučiasi, kai vaikas zirzia, reikalauja, pyksta, kaip jaučiasi, kai tave vaikas atstumia ir rėkia tau, kad tavęs nekenčia. Kaip jaučiasi, kai apsisukęs jis priglunda visų kūnų prie tavęs. Ir negali nei vieno dalyko apie tai sugalvoti. Gali tik patirti. Ir tam svarbu nepersistengti. Su reikalavimais savo ir kitiems. Nes tai neateina iš kūno. Pajaus, kaip jaučiasi tavo pėdos, kaip jos tvirtai remiasi. Nesvarbu, kur būtum, ar stovėtum, ar sėdėtum, jos vis tiek visada tave laiko. Ir čia tau nereikia persistengti. Nereikia kažkaip pajausti ypatingai. Pajausti taip, kad nesuklystum. Pajausti, kaip yra geriausia. Tu jau darai geriausia, ką gali. Tu jau skiri laiko savo. Tu jau esi savo kūne ir leidi gyvenimui per tave vykti. Tai dieviškas patyrimas. Kai leidi savo sustoti ir nepersistengti. Kai leidi savo pasimėgauti, net jei dar ne viskas tobula. Ir vietoj to, kad skubėtum dar kažką pagražinti, padailinti, pareikalauti iš savęs geriau, geriau save apkabink. Tik nepersistenk, nes jums braškėti šonai. Leis savo atsipalaiduoti. Leis savo pajausti tiek, kiek ir kada tau reikia daryti. Patyrinėk, o ką iš tikrųjų aš norėčiau padaryti. O ko aš norėčiau atsigerti šią akimirką, ne iš įpročio, bet šią akimirką. Galbūt tai būtų sultis, gal vanduo, gal arbata, gal kava, o gal kakava. Kas tai būtų tau? Gal norėtum persivilkt patalynę? Į tą išeiginį komplektą. O gal norėtum pajudint kūną? O gal kaip tik krist ant sofos ir nesikelt iki vakaro? Nemanau, kad pavyks be 101 mamą. Bet o jeigu? O jeigu aš leisiu sau nors tas kelias akimirkas pabūti dėl savęs,
taip, kaip aš noriu, taip, kaip svajoju, taip, kaip net gal nebuvau pagalvojus, kad man tai svarbu. Juk kai esi laiminga, laimi visi. O labiausiai tu. Nes nebereikia rėkti, bartis, pykti. O net jei prireikia, dėl to nebesigraužt. Nes tą akimirką pasielgi būtent taip. Pagal dieviško plano tobulą akimirką. Kai buvot jūs susitarę. Tu, Mažylis, vyras, Anyta, kaimynė, kolegos, nesvarbu. Viskas vyksta pagal tobulą planą. Tai nepersistenk norėdama daugiau, geriau. O leisk tai patirti iš pasimėgavimo, iš buvimo kūne, iš atsipalaidavimo, iš tos ramybės, kuria jau esi. Tik kurią gal užtemdė dabarties istorijos, emocijų pliūpsniai, buitis, chaosas, skubėjimas. Bet jei leisi panirti savo į save, esi totali ramybė. Ir čia visada gali grįžti, atsiremti, atsigerti savo tylos ir išminties. Nes tai, kas esi iš esmės, niekada nekinta. Kaip saulė. Ji bet kada šviesa, lygiai kaip ir tu. Tik jie kartais užstoja debesis. Ir viskas su tuo yra gerai. Toks mūsų žemės žaidimas. Prisiminti ir pamiršti, prisiminti ir pamiršti, prisiminti ir pamiršti. Bet esmė niekada nekinta. Esi šviesa, ramybė ir meilė. Tikras fontanas viso to. Ir kai nepersistengi, tai gali pasireikšti pačia gražiausia forma tau ir kitiems.